Jūs minėjot, kad spręsti problemą būtų viena išeitis, ne tai, kad viena išeitis, bet vienas iš būdų mažinti atlyginimus, taip? Ir aš norėčiau paklausti jūsų, kokių profesijų darbuotojams jūs siūlot mažinti atlyginimus? Ta turiu omeny, sakydamas, kad galbūt geriau visiems ir tiem pačiam darbuotojams ir valstybei, kai lieka 100 darbuotojų, gaunantis mažesnės pajamas, nei, tarkime, lieka 50. Ir šiuo atveju, aišku, kiekvienam, tarkime, akcininkui ar įmonės vadovui spręsti, ką reikia daryti. Bet aš tai komentuodamas tai, kad tas darbuotojų mažinimas šiandieną iš tikrųjų procesas jisai jau pajudėjęs. Iš tikrųjų, efektyvumą įmonės bando gelbėti. Ir nepamirškim, kad vis tik tai 7 metai buvo periodas, kai atlyginimų lygis buvo užkeltas atlyginimų lygis. Norėčiau paklausti, čia jūs šnekat, kad kuo mažiau žmonės dirba, tuo lengviau iš krizės išeiti. Tai taip išeina, kad kuo daugiau žmonių yra, kuo daugiau jie dirba, tuo gilesnė krizė. Ir kur tie pinigai dingsta, tarkim, krizė? Kodėl pati krizė pasaulyje įvyko? Tai yra, turto daugėjo, pinigų daugėjo, kuris staiga atsitikimo. Kur jūs staiga, kodėl problemas sprendžia neturtingųjų sąskaitą? Aš galbūt atvirkščiai norėčiau iš tikrųjų paklausti jūs, galbūt jūs turite pasiūlymų, kaip kokius galbūt sprendimus turėtų priimti vyriausybė. Kaip jūs galvotumėt, kaip valstybė galėtų padėti žmonėms esančiai situacijai, žmonėms ekonomikai. Galbūt yra kažkokių konkrečių pasiūlymų, pamąstymų, nes jūs vis tiek. Yra vienas konkretus pasiūlymas. Iš principo, jeigu, sakykime taip, ką tik minėjo apie tai, kad praktiškai ketvirtadalis rinkos yra šešėlinė rinka. Jūs žinot, iš ko jinai susidaro bent. Jūs pasidarykite iš pradžių struktūrą tos šešėlinės rinkos. Aš savo laiku labai giliai esu įstudijavęs tą dalyką. Ko reikėtų padaryti? Pavyzdžiui, pats pridėtinės vertės kėlimas buvo sveikintis dalykas, bet vieno dalyko, ką jūs užmiršus padaryti, tai sumažinti tuo pačiu naštą, kuri yra uždėta ant to žmogaus, kuris moka tą mokesčių naštą. Ta prasme, jinai užkurta tik ant vieno žmogaus, o ne ant visų. Jeigu mes mokesčius renkame solidarumo principų, tai rinkime tos solidarumo principus. Ir šiai dienai vienas Lietuvoje mokesčių mokėtojas sumoka mokesčius už 2. Tai va tame dalyke, pagrindinį dalyką, jeigu spręsite, jūs turėsite viskam pinigus. Jūs minėjote, kad yra skirtingos ekonominės grupuotės įtakojančios, norinčios lito devalvavimo. Taipogi Dalia Grybauskaitė šią savaitę minėjo, kad Lietuvos ekonomika ir verslas buvo monopolizuotas. Kokias priemonės siūlytumėte šią situaciją pakeisti? Nebuvo ten taip jau mažai, yra normaliai. Viskas gali vykti ir kai kuriuose vietose netgi daugiau, pavyzdžiui, parduotuvės, kai kurios pas mus per naktį dirba. Aišku, suvaržė dabar nepardavinėja alkoholio po 10 valandos. Na tai kinta dabar dėl tų monopolijų ir oligarchų. Mūsų pozicija yra tokia, kad monopolijos rinkoje ir nei viena monopolija neišliko tvari atsiradusi rinkoje. Net natūraliosios monopolijos atsirado ne rinkoje, atsirado su valdžios palaiminimu, valdžios sprendimu. Mūsų nuomonė didžioji bėda, tų, kaip jūs vadinate oligarchų ar monopolistų atveju, tai yra valdžios dalyvavimas tuose projektuose. Kaip gali oligarchas tapti oligarchu, oligarkizuotis ir visus mūsų oligarchinti, jeigu jis neturi valdžios leidimo tai daryti. Jeigu valdžia leistų konkurenciją plačiaja prasme, tai jeigu leistų, pavyzdžiui, elektros tiekėją pasirinkti, aišku, sakysite, sunku, laidai neteina, bet Lietuvoje yra teritorijų, kur rytų ir vakarų skirstomieji tinklai galėjo konkuruoti, nes ten naujas, pavyzdžiui, gamintojas besisteigiantis tikrai turėjo tą galimybę arba atsivesti nuo ten, arba atsivesti nuo ten. Bet negalėjo, nes teritorija buvo padalinta prieš tai. Kas ją padalino? Tiekėjai? Ne. Padalinta buvo valdžios sprendimu. Dabar visi projektai tie, kurie, tarkim, monopolistai, ką pavadinkime tą. Teo, Leo, Geo. Tai šventoji trijulė. Tai kaip jie atsirado? Ką jie rinkoje atsirado? Įstatymų jie atsirado.
Tai aš matau tame problemą ne tuose žmonėse, kurie natūraliai, aišku, visada aš norėčiau primesti visiems savo nuomonę, valią ir kad jūs mokėtumėt tik man, bet jeigu jūs nenorit mokėti tik man, tai mokat kitam, bet jūs priverčia mokėti tik man, ne kas kitas, o įstatymą. Tai va aš tame matau vieną. Ir norėčiau paklausti apie pinigus ir pinigų spausdinimą. Kaip žinia, krize prasidėjo Amerikoje, ir tokie apkalbų lygiai yra tokios kalbos, kad Amerikos centrinis bankas yra valdomas 11 privačių Amerikos kitų bankų, kurie yra priklauso privatiems žmonėms ir kurie už jų stovi. Ar tai yra realu, ar tai tik tai apkalbos, ar tai išgalvoti dalykai. Ar tai realu, kad 11 žmonių stovinčių už kažkurių bankų kontroliuoja pinigų spausdinimą Amerikoje ir pagrindiniai didžiausiai pasaulio rinkai? Ačiū. Taip, ten nuo pradžių buvo privatus bankai, bet matote, privatus ir laisva rinka yra ne tik tada, kai jis yra privatus, bet ir tada, kai reikia konkurencija ir nesuteikta jokia monopolija. O federaliniam rezervam kongreso įstatymu buvo suteikta monopolija emituoti pinigus. O pinigų konkurencija yra labai normalus dalykas, kuris turėtų vykti dabar vyksta tarp valstybių. Pinigai yra visiškai valdiški, jie jokie neprivatus. Ir tai, kad jeigu ten sėdi kažkokie tai privačių bankų atstovai, bet jie turi kongreso leidimą tai daryti, tai nėra joks nei privatus, nei rinka. Bet taip, ten jie kilo iš privačių, tik tai tiek, kad kongreso įstatymą. Tai iš ko skolinasi visos vyriausybės? O vyriausybės skolinasi gudriai. Iš centrinių bankų tiesiogiai skolintis yra draudžiama, nes neva tai centriniai bankai yra nepriklausomi ir neskolina, bet centriniai bankai skolina komerciniams bankams, o komerciniai bankai perka vertybinius popierius vyriausybių. Klausimas aktualus, kuriant žinių ekonomikos valstybę. Ar Microsoft korporacija Lietuvoje vis dar nelaikoma piktnaudžiaujančiai dominuojančią padėtimi? Ačiū. Aš nemanau, kad valstybė gali pasirinkti būti kažkokia tai. Ir kad jinai gali numatyti, dabar, žinote, tapsim Valerijono šalimi, dabar tapsim žinių ekonomikos šalimi. Tuo, kuo jinai tampa, tai yra visų rinkos dalyvių veiksmo rezultatas. Mes galim tik konstatuoti, kad mes iki šiol netapome kažkokią tai šalimi, gal esame žemės ūkio šalimi, nors irgi vardėjai, ar galim tokia vadintis. Tai nematau aš to pasirinkimo, kad mes turim būti žinių ekonomikos, nors labai dabar, aišku, premjeras šitą myli žepus visus ir klasteris ir slėnis, bet nemanau, kad tai yra valdžios pasirinkimas kažko tapti, tai yra rinkų pasirinkimas kažką daryti, kas yra įmanoma, kas paklausų ir kas konkurencinga ir kas, kur yra tie santykiniai ar absoliutus pranašumai. O dėl Microsoft'o tai aš nežinau, ką aš turiu atsakyti. Nežinau, aš irgi įdomu. Tik ta naujoji sistema. Ar turim dar klausimų? Prašom. Visi žinom, kad iš Lietuvos labai daug išvažiavo lietuvių dirbti į užsienį. Ir toks klausimas būtų, ką valstybė galvoja daryti, kad susigrąžinti lietuvius į Lietuvą tiesiog? Aš galbūt būčiau pats geriausias pavyzdys. Aš praleidau 3-4 metus Sidnėjuje ir 4 metus Londone. Ir tėvynį pašauktų grįžau. Ir aš manau, kad tėvynė priimtų visus jos irgi. Ir aš manau, kad ne tik, kad priimtų, bet aš manau, kad jai jūsų reikia. Bet ne šiandien. Reikia jaunų žmonių, reikia patirties, reikia globalaus mąstymo ir galbūt reikia ir iniciatyvos iš pačių žmonių, iš pačių jaunimo. Žmogus pasirenka, kur jam geriau ir aš, pavyzdžiui, vakar, kai įspridau, man irgi žiauriai skaudė, aš vaikus labai jautriai reaguoju, kaip man buvo verkiantis vaikas, tai ir aš galiu apsiraudoti, tai vežasi mažus vaikučius, man labai gaila ir skaudu žiūrėti, bet tai yra jų pasirinkimas, nes jiems taip yra geriau. Nes jeigu būtų ne taip, tai jie liktų Lietuvoje.